Ožkos sūrio užkandis su karamelizuotomis kriaušėmis ir morkų apelsinų piurė. Šviežias petražoles be kotelių reikia nuplikyti verdančiu vandeniu, gerai nusausinti ir įberti žiupsnelį druskos. Paruoštas petražolės susmulkinti smulkintuvu, pilti pirmo spaudimo alyvuogių aliejaus, šiek tiek citrinos sulčių ir dar kartą viską suplakti iki vientisumo. Duonos riekeles išdėliojame 2 eilėmis. Kiekvieną riekelę sutepame petražolių padažu, dedame pakepintų graikiškų riešutų. Iš viršaus gerai prispaudžiame kitą riekelę. Specialia formele išpjauname apskritimus, lengvai juos patepame balzamiko actu ir skrudiname orkaitėje apie 5 minutės 165 laipsnių temperatūroje. Apskritimus pertepame ožkos sūriu, prieš tai jį pagardinę pipirais ir druska. Formuojame bokštelius. Šviežias kietas kriaušes nuplauname, nusausiname ir supjaustome norimomis formomis. Užpilame medumi ir kepame orkaitėje apie 6 minutės 180 laipsnių temperatūroje. Iškepusios kriaušės turi viduryje likti šiek tiek kietos. Morką supjaustome nedideliais gabaliukais ir sudedame į sūdytą verdantį vandenį taip, kad vos apsemtų. Morkoms suminkštėjus vandenį nupilame, įdedame truputį šafrano, išspaudžiame į morkas šviežių apelsinų sulčių, įberiame žiupsnelį cukraus, viską gerai išmaišome, paverdame, kol šiek tiek išgaruos drėgmė. Viską gerai sutriname iki piurė. Anakardžių ir kedro riešutus apkepiname orkaitėje iki šviesiai rudos spalvos. Atvėsusius riešutus smulkiname peiliu. Beriame šalia morkų piurė. Galima naudoti ir kitus riešutus, pagal skonį.